Šiandieną su jumis dirbs Nijolė Dirsienė, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono direktorė. Ir labai norėčiau pasidžiaugti kartu su ja kad jinai laimėjus metų moters vardą už nematomus darbus, būtent prieš smurtą šeimoje. Žmogaus teisės pareigos, aš pagalvojau, kad viena iš tokių sudedamųjų žmogaus teisų dalių yra smurtas prieš asmenį, smurtas prieš moterį, smurtas prieš vyrą, vaiką, smurtas šeimoje ar visuomenėje. Tai aš kažkaip pagalvoju, kad būtų labai konkreti tema ir jinai labai būtų aktuali, ta prasme, kad 25 lapkričio prasideda ta didžioji 16 dienų akcija pasaulinė, kada mes kalbam apie tai, kad reikia išgyvendinti smurtą prieš moterį, išgyvendinti smurtą šeimoje, jau labiau, kad nuo gruodžio 15 įsigalioja naujas įstatymas, kuris pradeda ginti moterį, kai asmenį, nes įstatymas yra neutralus lyčiai, jis nėra parašytas tik ginant moterį, o ginant kiekvieną, kuris patiria smurtą tarp artimų žmonių. Ne gatvėje, kai tu, sakysim, esi sumuštas, arba, sakysim, tau rakinuką nuo peties nutraukė ir tu net nepažįsti to smurtautojo, net veido nespėjai pamatyti. Tai kai yra artimoji aplinkoje, tai va, tokios medžiagos turiu ir ją pristatysiu, aš manau, jinai jums bus įdomi. Aš galvoju, kad šitą prezentaciją reikia palikti ir pačiai mokyklai, kad jinai turėtų. Ir ten bus nuorodų, kur galima atsisiųsti labai daug kinukų, parodyti, aišku, juos reikia atsirinkti pagal tai, jeigu vaikams, tai pagal kokias amžių grupės, kad jie galėtų paimti tą informaciją, kuri yra, nes tie kinukai yra pakankamai trumpi. Ir aš manau, sakysim, kad kiekvienas mes turėtum turėti savo poziciją ir, tarkim, mokykla, jeigu ten 16 dienų akcija, tai nieko nekainuoja, tarkim, vieną kartą dienoj parodyti vaikams kinuką, vis kiekvieną kartą kitokį, nes jų labai jau daug yra, kur, sakysim, kalba apie tai, kad negalima tyčiotis vienas iš kito, negalima skriausti, o to gerumo, šiltumo, kad tas viskas ateitų į šeimas. Ir dar čia paliksiu tokios medžiagos smurtas šeimoje, tai čia yra tokias projektinė medžiaga, viena naujausia, tai va, jeigu kam nors būtų įdomu, galite pasiimti, parsinešti į namus, kad ten, sakysim, galbūt bendruomenę stiprią turite ir toliau vystyti tas visas idėjas ir mintis, kurios čia yra sudėtos. Jeigu kalbėti apie tą smurtą šeimoje, apie žmogaus teisės aplamai, tai mes turime pilietinės, politinės, socialinės teisės ir turim kalbėti apie tai, kad tos teisės vystosi kartu su pačiu žmogum augančium kaip fiziniu, sakysim, subjektu ir tiesiog toks pamatymas būtų, kad viskas vystosi spirale, viskas grįžta, ne tik mados, ne tik drabužiai, ne tik avalynė, ten, sakysim, grįžta mados spiralėje, tačiau ir santykiai mūsų vystosi spirale. Ir tarkim, įsivaizduokim, kažkur ten atsiranda, reiškia, gyvena bendruomenėm žmonės, gyvena kaimuose, paskui pradeda kurtis miestai, atsiranda manufaktūros ir vyrai išvažiuoja į miestelius, į besikūrinčias tokias stambes gyvenvietės, dirbti ten fabrikuose, gamyklose kažkokiausia. Jie dirba sunkiai, ten nėra 8 valandų, jie dirba ilgai, jie grįžta po darbo, jiems reikia atstatyti savo darbo jėgą, jiems reikia pailsėti, reikia apsiskalbti, susitvarkyti, valgyti, įsivirti, tada reikia tą maistą ir nusipirkti, reikia jį nusipešti, nes jeigu vištą pirko, tai gyva, tai nebūna tokių vištų, kaip dabar maišeliuose švarių. Tai pagalvokim, tam vyrui buvo labai sunku ir tam, kad nereikėtų eiti kavines, į valgyklas, į restoranus, ta prasme, sakysim, valgyti to viešo maitinimo paslaugų, kad nereikėtų pačiam skalbdėro pirkti tų paslaugų, jis ką padaro. Jis grįžta į savo kaimą ir sako kažkokiai merginai, važiuojam kartu su manimi į miestą. Jis atsivežda merginą į miestą, ta mergina sėdi namuose, jinai verda, skalbia, viską daro nemokamai, jis parneša pinigėlių, jie turi vaikus, tos vaikus augina. Ir dabar turim, tai yra, sakysim, kažkoks 18 amžius, 17 amžius, ne, jis atsiveža ją kaip darbo jėgą, už tai mokėti nereikia, tai yra nemokamai, jis dar gali turėti ir, tarkim, kadangi čia saugus publika turi seksualinės paslaugas nemokamas, už kurias anksčiau reikėjo mokėti, jeigu jis eidavo į viešnamį. Jeigu kas buvo Italijoje, pažiūrėkit, Pompėja atkasta yra, ne, iš po ugnikalnio pelenų ir ten galite rasti ir viešnamis labai įvairūs yra skalbyklos, yra maitinimo paslaugų, ten kažkokie, sakysim, tokie variukai, viskas tas yra, ką mes dabar turim. Ir, sakysim, lygmuo yra kitas, nebuvo elektros, o ten buvo, sakysim, ugnis gyva. Tai va dabar turim 21 amžių ir turim tą patį jaunuolį, kuris išvažiuoja gyventi, tarkim, va, turėjome pensionį tokį atvejį, išvažiavo į Ispaniją, 3 lietuvaičiai iš Druskininkų miesto. Ir jis nuvažiavo ten dirbti, pasižiūrėjo, kad parėjo skalbti, ten tvarkyti viską. Yra sunku, sutranda lietuvaitę.
kuri gyvena kartu su jais trimis, visiems trims verda, visus tris vienodai myli, teikia seksualinės paslaugas, nemokamai, už maistą, kurie jį nuperka, už drabužėlius, kuriuos nuperka taip pat jie pasikeisdami. Ir kai staiga tam panešia reikia tėvystė, tai kasgi tėvas iš tų trijų, tai tada nuperka į bilietuką ir negrįžta į Lietuvą. Tai vat praėjo 300 metų, 400 metų ir ta istorija spiralė atsisuko vėl yra Lietuvoje. Aš man atrodo, kad jeigu mes apsidarytume, tai tos atmainos, tokios smurto, išnaudojimo žmogaus, šiuo atveju, sakysim, moteris yra labai daug. Tai aš norėčiau truputėlį pristatyti apie tą smurtą artimoje aplinkoje. Jeigu anksčiau kalbėdavom apie smurtą prieš moteris, smurtą šeimoje, tai dabar tas terminas artimoje aplinkoje jis apima ne tik vyrą, moterį, vyrą, žmoną, bet apima ir partnerį, apima, sakysim, ir tuos brolius, seseris, kurie kartu gyvena, būna ir kelių kartų, sakysim, tėvai gyvena, jų vaikai jau turi šeimas, irgi kartu gyvena, ir anūkus galbūt turi, net 3 kartų, sakysim, šeimos yra. Ir tie santykiai būna pakankamai įtempti, nes, sakysim, dabar išgyvena krizę. Yra labai didelis skurdo mastas, jeigu tai tikriausiai girdit. Ir jeigu kalbam apie tai, kad jeigu minimalus atlyginimas atskaičius mokesčius yra mažesnis už skurdo lygį, tai galim kalbėti, kad žmogui už darbo nesumoka. Nesumoka už elementarų darbą. Dabar vėl yra darbo kodeksas ir darbo laiko ir poilsio valandos. Vėl tas darbo laikas yra tas laikas, kuris parašytas dokumentuose, tabelį ar tam, sakysim, kažkokiuose kitose apskaitos dokumentuose. Iš tikrųjų, faktiškai žmonės dirba tiek, kiek reikia. Nes jeigu nedirbsi tiek, kiek reikia, darbdavi suras kitą, kuris mielai ateis į tavo darbo vietą. Tai va to išnaudojimo jo yra pakankamai daug ir ta artima aplinka, jinai kaip tarytum prasiplėtė, kad nereikėtų rašyti kito įstatymo, kuris būtų nukreiptas prieš vyrą, nes vyrai taip pat yra skriaudžiami šeimose ir, sakysim, galbūt moterys daugiau fiziškai yra skriaudžiamos, seksualiai išnaudojamos, vyrai yra, sakysim, emociškai daugiau spaudžiami. Kartais mes kalbame apie tai, kad moteris ten, vyrai kalba tarpusio, maniškė vėl sugalvoja, kad reikia mašiną keisti, nes jinai prastesnė negu kaimynų. Nugi sako, gerai važiuoja tą mašiną ir nesurūdys. Arba, sakysim, kailinių užsimanom. Tai man čia patiko rusai, tokia, čia kažkokia laida buvo rusiška, ten kažkaip mašinoje buvo įjungta radija ir kalba. Iškai, moteris vyrai priekaištauja, tu manęs nemyli. Jis sako, aš numyliu tave. Kaip tu mane myli, tu man kailinių nenupirkai. Sako, taigi aš neturiu pinigų. Sako, šuo su kailiniais vaikšto, o tu mane gali nupirkti. Tai, sakysim, tokia kaip ir persižodžiavimas, nes, sakysim, fiziškai, lygybės klausimas tarp lyčių, tai tarp tos lygybės kaip jos ir negali būti. Lygybė yra socialinė prasme, ne biologinė. Nes kartais sako, jūs pagimdykit, tada mes gimdavom vaikus, dabar tegul vyrai gimdavo vaikų. To nebus. Mes kalbame ne apie biologinę lygybę, ne apie tai, kad mūsų fizinė masė būtų vienoda, ar ūgis vienodas ir panašiai. Mes kalbame apie socialinę lygybę. Kalbame apie tai, žmogaus teisų prasme, kad norim, jeigu turim vienodą išsilavinimą, kad atėję į darbą galėtumėm gauti vienodą atlyginimą. Ir nebūtų kalbama, kad reikia vyrui daugiau algos, nes jisai turi šeimą išlaikyti. O galima pagalvoti, kad moteris neturim ką veikti, per perteklių mes tiesiog ateinam į darbą, praleisti maloniai laikotarpį. Ir jeigu dar mums tai sumoka, mes labai labai džiaugiamės tuo, ar ne? Tai turim kalbėti apie tai, kad darbas yra pagrindinis išgyvenimo šaltinis. Ir išvis kalbant apie darbo reikšmę saugusio žmogaus gyvenimą, tai mums reikėtų kalbėti apie tai, kad tai nėra tik piniginė išraiška. Darbas tai padeda susirasti kolektyvą, padeda susirasti naujus draugus, galimybę siekti karjeros, tobulėti, vaikščioti į seminarus, turim kažkokias tradicijas kolektyvinės, kuriuose kartais būna įtraukiamos ir šeimos. Vėl kalbam apie socialiai jautrią organizaciją, kuri leidžia tėvam turėti darbo laiką, kad tėvai spėtų darželį nuvesti vaiką, palydėti pradinuką į mokyklą arba, sakysim, po mokyklos kažkur pasiimti jį. Tai Vilniaus mieste jau kalbam apie tos žemynybinius darželius, kada vaikai, sakysim, po pamokų, ypač pradinukai, iki 10 metų galėtų ateiti pas tėvus į darbovietės ir ten būtų tokia popamokinio užimtumo dienos grupės. Mes jau išsikovojom, kad mūsų lopšeliai darželiai Vilniaus mieste dirba grafiku, kuris reikalingas žmonėms, o ne patogus patiems darbuotojams. Ir mes čia prieš kokius 5 metus pradėjom tokį projektą šeimą ir darbą suderinami, bandydami tas tėvų teisę į darbą ir į šeimą ir į normalų poilsį įteisinti, sakysim, kad jis būtų ne tik kalbose, bet realiai gyvenime. Tai dabar kiekvienas darželis praktiškai turi budinčias grupės, į kurias sueina tie vaikai. Ir tai nereiškia, kad visas darželis
dirba, visas darželis būdi ir laukia, kada ten grupė, tarkim, vienas tas vaikas likęs, nes tą modelį praktiškai patys darželiai ir pakišo. Ir jeigu, sakysim, aš nežinau kaip pas jūs, bet pas mus tai buvo, jeigu darželis dirba iki 18 valandos, tai nuo 5 valandos tie vaikai pusiau aprengti jau į vieną grupę suvesti arba pas vieną auklėtoją prie suoliuko jau sėdi. Parodė, kad jau nereikia atskirų grupelį, tiesiog vienoje grupėje jie visi kartu gali laukti tų tėvų, kurie pareina iš darbo. Mes pradėjom kalbėti apie tai, kadangi prievolę turim mokintis iki 16 metų, bet tai nereiškia, kad turim prievolę reikalauja įsigyti pagrindinį išsilavinimą. Mes turim mokintis tik iki 16 metų. Ir mes turėdami 16 metų, mes galim būti baigę tik kokias 8, 7 klases. O tu neturi 10 klasių, tu profesiniam gyvenime 0 esi. Tu darbo biržoje kažkokius kurselius gali išklausyti. Tu praktiškai esi pasmerktas tokiam vegetavimui, pasmerktas tokiam darbui, kuris nereikalauja iš vis, sakysim, pasirengimo, tokiam grinai fiziniam juodam darbui. O jauni žmonės, jie nori dirbti ofisuose, nori būti gražiai apsirengę, jie nori turėti gerus kolektyvus, jie nori naudotis kompiuterių darbe, o ne rankom galvą dirbti. Tai labai, tikriausiai mūsų visa siekiamybė būtų galbūt ir šito projekto rėmuose, mes kalbėsim apie tai, kad būtų prievolė pagrindinio išsilavinimo, kad privalu kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui baigti tą pagrindinį 10 klasių, turėti pagrindinį išsilavinimą, kuris leistų, sakysim, įsigyti paskui profesiją arba toliau mokintis, žiūrėti nuo gabumų ir nuo žmogaus poreikių. Galbūt noras yra, bet galimybių realizuoti tą norą kol kas nėra, sakysim, šeimoje, nėra pinigėlių ir vaikas yra priverstas eiti į profesinį parengimą. Tačiau profesinis parengimas vėlgi derinimas su viduriniu išsilavinimu. Ir galima, turiu labai puikių pavyzdžių, kada turi profesiją, turi 12 klasės ir stoja iš karto į aukštą mokyklą. Ir vėlgi, sakysim, tada pasibando, ar ta profesija iš tikrųjų yra jo, ar iš tikrųjų jam tinkama. Ir kad nebūtų, kad pradeda metą, tėvami būna dideli nuostoliai, kad, sakysim, jeigu ir pirmi metai ten už kelias sesijas reikia mokėti, o vaikas apsigalvoja ir sako, aš tikrai gyvenime nenorėčiau to darbo iki senatvės dirbti. Tai vėl turim tokią dilemą, vaiko teisė į tą mokslą ir mes bandom kaip tėvai realizuoti, tačiau ar reikia bet kokio mokslo, galbūt būtent to mokslo, iš kurio jisai gyventų ir kur, sakysim, jis gerai jaustųsi toj profesijoje ir svajonė, galbūt ir kai gyvenimas ir hobis sutampa, tada jau vis yra idealus dalykas. Tai tos teisės pareigos, tas visą laiką pastovus derinimas yra pakankamai sunkus. Bet turim visą laiką atsiminti, kad skurdo ta šmėkla vaikšto ir dabar vėl turim tos gąsdinimus ir vėl tos perspėjimus apie galimus, vėl krizės ir panašiai. Aš manau, kad mūsų valstybės vyrai turėtų kalbėti ir apie tai, o kaip išvengti, kaip prisitaikyti, kaip politika sureaguos, kainos kyla, o ką tada padarys, kokie kompensaciniai mechanizmai atsiras. Ir tada mes pradedame matyti, kad labai daug žmonių nori gyventi iš socialinių išmokų, būti socialiai remtini, todėl, kad jie turi apartų pinigėlių, kurių nereikia atidirbti. Sakysim, kuo daugiau žmonių šeimoje, tuo daugiau tų pinigų ateina. Ir, sakysim, mes turim vieną moterį dabar, kuri yra virš 1500 gauna socialinių išmokų. Plus dar darželį, jeigu taip mokėtų, sakysim, dirbantis tie normalios šeimos, sakysim, normaliai funkcionuojančios šeimos tėvai, jeigu eitų į darželį, tai mokėtų 260 už vaiką. Jinai moka kažkur 16-20 litų, nedaugiau. Tad jeigu jinai pradėtų dirbti, jinai ilgos negautų normalios, nes jinai neturi išsilavinimo, neturi, sakysim, profesinio parengimo, tai ilgai jos kristų vėl socialinį. Ir suprantate, kitą kartą pagalvoja, ar reikia tą žmogų motyvuoti, kad jis būtų mokesčių mokėtojas, nes jam pigiau yra gyventi ir lengviau gyventi yra iš socialinių išmokų. Tai turim kalbėti, vis tiek socialinės politikos kaita turi būti kažkokia kardinali, nes ir tas senėjimas, ta demografinė situacija Lietuvos yra pakankamai sudėtinga. Ir netgi tų jaunų žmonių, kurie turėtų išlaikyti vyresnius žmonės, tuos pagyvenusius, jų nebelieka, paprasčiausiai išvažiuoja. Arba tai sutvarko kapitalo įmonė savo, sakysim, visus tos mokesčius, viską, kad jų Lietuvoje nebelieka, arba lieka tai nedidelė dalis. Tai tam kontekste mes kalbam apie žmogaus teises ir jų realizavimą. Ir kalbam iš vieną žmogaus teisių, sakysim, tokių sudedamųjų dalių smurtą. Jeigu jūs įlystumėte į internetą, pasižiūrėtumėte apie Lietuva yra parengusi berods 3 ataskaitas apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Ten labai įdomios medžiagos yra. Ten tokios studijos išsamios yra sudėtos. Tačiau aš tai siūlyčiau pasižiūrėti patį turinį. Tas pats turinys kalba apie smurtą pagyvenusių, kurios
patiria pagyvenę žmonės, vaikai, neįgalūs asmenys, prekyba žmonėmis, prostitucija, smurtas prieš moterį, bet ten absoliučiai nėra vyro kaip lyties žmogaus teisų pažeidimų. Tai galima pagalvoti, kad vyrai kaip lytis yra vieninteliai Lietuvos Respublikoje pagal visas amžiaus grupės, kurie gerai jaučiasi, kurių teisės nėra pažeidinėjamos. Bet vėl yra valdžios piramidė ir kuo aukščiau sėdi, tuo daugiau turi informacijos ir tuo daugiau, sakysim, galių visus tuos finansinius srautus pinigų tvarkyti. Ir kalbant net apie biudžetą, va dabar aš girdėjau kažkokiam čia rajone, čia kur buvo Europos krepšio čempionatas, kad viena savivaldybė labai daug mokesčių turi, reiškia, jau ten buvo daug tų dalyvių, tų žiūrovų, jie ten gyveno, jie ten šventė tas pergalės arba liūdėjo irgi švesdami dėl pralaimėjimų ir labai daug mokesčių ir, reiškia, savivaldybės biudžetas labai didelis ir dabar sėdi, planuoja, kaip jie tam kelią padarys dar kažką, bet vėlgi tą kelią darys ten, kur važinėja vyrai gerais automobiliais, kad nesugadintų, nes yra leasingas. Ir niekuomet praktiškai negalvoja apie tos kelius, kurie reikalingi, kad nutiestų iki pačio darželio, kad vaikas su vežimuku galėtum nuvežti, kad tas vaikas patektų į darželį, nes tai yra daugiausia moterų keliai ir moterų keliai jie yra prasti, nesudėtingi ir moteris gali ir prastų kelių nuvažiuoti. Vėlgi neįgalėjai, kaip jie patenka į institucijas, kaip jie gali su vežimėliu jų važiuoti. Vėl neturim kalbėti, kad tai tik seni žmonės, daug jaunų žmonių gali būti neįgalūs, kurie dėl avarijos, dėl kažkokių traumų, galbūt ir nuo gimimo jie negali patekti į tas institucijas vien dėl to, kad jos, sakysim, ta aplinka nėra pritaikyta žmogui. Net jeigu jis įvažiuoja į patalpas, tai toliau koridorius jis negali niekur patekti, nes jokios durys kabinetų niekas nėra pritaikyta. Tai va turim kalbėti vėlgi apie tas lygybės, lyčių lygybės, sakysim, tokie biudžetiniai, sakysim, lyčių lygybės aspektą. Tai va sakau, kai pasižiūrė, tai arenom sporto yra viskam, bet mokyklo renovacijai ten. Ir kai mes galim pilietiškumą ugdyti, kai ta mokykla vos, kai tualetai, kai parodo kai kurių mokyklų Lietuvoje, baisus yra, kad kojos pečių ploti, ne, ir tu žiemą vasarą turi eiti. Aš turėjau tokį projektą Baltarusijoje, tai buvo tokį pastebėjimą dėl tualetų, turiu, žinokit, tai buvau ne tai, kad priblokšta, bet pritrenkta. Tai yra ateini tualetas, nupiešta vyras, moteris ir kai įeini į tą kambariuką, kambariukas didelis, stovi 2 klozetai ir kriauklė yra. Tai pagalvoju, nu niekad dviese, nei 2 moteris, nei 2 vyrai, nei vyras moteris, niekuometgi neeinam kartu. Nors kokį nors sakau medžiagėlę pagabintų ar ką nors padarytų. O tiesiog 2 tvarkingi gražūs ir sėskai, kurį nori. Gali abiejų iš karto, jeigu tau reikia. Tai vat, vienu žodžiu, tokių momentų yra. Tai vat, kalbant apie tą lyčių lygybės aspektą, kurį deklaruoja ir pati konstitucija, kad negalim būti išnaudojami nei dėl lyties, nei dėl rasės, nei teoriškai kalbam, praktiškai, kai pradedam, dabar šitą biudžetą daro, tai pažiūrėkit, karo pramonė važiuoja į Afganistaną, žuoliukus sodina. Dėl to tas kyla tokias moterų, ypač nevyriausybinio organizacijų judėjimas, kurios kalba apie tai, kad lyčių lygybės principas turi būti užtikrintas ir biudžete, ir turim galvoti, kad pirmiausia, jeigu mes norim piliečio kaip normalaus, lojalaus savo šaliai, tai turim pradėti nuo lopšelių, nuo tos aplinkos, nuo tos erdvės, nuo mokyklų, patogių, gerų erdvių, šviesių ir kad, sakysim, tam mokytojai būtų patogu tas žinias perduoti ir tam vaikui, tai žinotų, kad jį šalis myli, jam duoda gerą suolą ir nereikėtų tėvam pries vaikui namus girdėti, kaip tėvai ten bėdavoja, kad vėl reikia po 400 suolą normalų pirkti, kai jis nesėdėtų persikreipęs. Tai va tie momentai yra. Tai dabar apie smurtą artimoje aplinkoje. Čia kažkas spaust reikia. Žinau, kad man su technika. Tai, kaip aš jau minėjau, kad kalbėti apie smurtą šeimoje, galbūt mes ten artima aplinka, tai tiesiog mūsų šeima. Ar aš gyvenu su vyru, ar kartu dar gyvena jo kažkokie ar mano giminaičiai, ar gyvena tėvai kartu, sakysim, vieno iš mūsų. Tai yra artimiausiai žmogaus aplinkoje ir auka ir smurtautojas yra susiję artimais giminystės ryšiais. Aš žiūriu, kažkaip netelpu. Ne, gerai, čia. Arba giminystės ryšiais. Tai va čia to yra, žinokit, labai tas smurto rūšis tokia pakankamai sunkiai ir, sakysim, ar jeigu kas su policijos pareigūnais esat kalbėję arba turėję kažkokių tų dalykų, kad jie vieną dieną mušasi, o kitą dieną jis susitaikė, vaikšto už rankų susijėmė. Bet mes turim pagalvoti, kodėl tas vyksta. Tie žmonės
praėjo tie laikai, kai tėvai liepdavo su tuo vyru arba su to moterim gyventi. Tu ieškai, susirandai tą vienintelį, geriausią, gražiausią žmogų, kuris tau labiausiai prie dūšios. Pradedi gyventi ir pradedi matyti tos kažkokius, sakysim, nesutarimai atsiranda, tu matai kažkokius momentus, kurie galbūt tau nėra malonus, bet tu galvoji, nieko, aš jį išauklėsiu, perauklėsiu. Kartais matom, kad merginos teka už vyrų, vaikinukų, kurie stipriai vartoja alkoholį, važinėja, girti už vairo ir, vienu žodžiu, mėgsta susimušti. Ir jeigu taip, kai merginai kažkokią pastabą padarai ir pastebėjimą iš šono, pasakyt, man atrodo, vat, aš ką matau, sako, nieko, to ištekėsiu, aš ten jį sutvarkysiu, jis bus labai geras namuose. Tai vat, kai mes sueinam kartu, tai tas santykis, sakysim, nėra smurtas, kad jis vyksta 24 valandas 365 dienas. Smurtas turi ratą, apie kurį mes kalbėsim. Ir tas smurto ratas įtraukia auką, nes smurtas kaitaliojasi su skriauda ir su tuo, kad jis vienintelis, kuris paguodžia, kuris supranta ją ir jis tiesiog ją izoliuoja. Smurtas prieš asmenį yra bet koks smurto aktas, kuris sukelia arba gali sukelti, tarkim, moterims fizinę, lytinę ar psichologinę žalą bei kančią ir grasinimai siekiant įvykdyti. Ne tai, kad jis padarė jau, bet grasinimai, kad va, turiu ginklą ir panašiai, aš tau arba, sakysim, ten susidorosiu su tėvais, ten susprogdinsiu. Suprantate, dabar policijos pareigūnai labai pradėjo girdėti, jeigu anksčiau sakydavo, ai, grasina, ten dar nenušovė nieko. Tačiau jeigu dabar tokius grasinimus girdim, sakysim, net irgi vaikai kartais ateina, sakysim, pas mus pensionė vaikai pasakoja tai, ką suaugę nutyli ir beveliai, kad iš vis niekas gyvenime nesužinotų. Tai mes turim būti labai jautrus tai informacijai, kadangi, sakysim, tie ginklai, kurie yra namuose, tai jų yra pakankamai daug. Ir ne tik tie legalūs, kurie yra su leidimais ir turėtų būti ant specialiai laikomi ir panašiai. Tai mes turėjom tokiu atveju, kada tėvas karininkas, o dabar turim ir nežinau, kaip ta byla ten baigsis, tėvas karininkas, tiesiog vaikas, paauglys nenori ruošti pamokų. Jis įsitraukia ginklą savo ir ant stalo ir tu vienu žodžiu, tas vaikas ginklą paėmė ir šovė į sieną. Tai gerai, nei tėva, gerai, ten niekas nebuvo šalia. Tai, sakysim, to ginklo naudojimas. Tai iš karto reikėtų policijos pareigūnų prašyti, kad sustabdytų leidimą naudotis ginklo. Ir tada smurtautojas turi atnešti, sakysim, tas agresyvus žmogus turi atnešti ginklą į policiją, atiduoda ir kai ten jau situacija išaiškėja, tas ginklas grįžta, kartais būna ir nebegrįžta smurtautojui. Mes kalbėjome apie karą keliuose, ne, kad vyrai negėrė, be narkotikų vartojimo, ne, daro avarijas, važiuoja per raudoną šviesą, važiuoja per perėją per žmonės. Tai rodo tai, kad yra neišspręstos problemos asmeninės labai dažnai ir žmogus tiesiog važiuoja gatvėje, galvodamas apie tai, kas įvyko, arba galvodamas, ką jis pravažiuos ir padarys. Ir tada, sakysim, tas karas keliuose žmonės žūsta, net nesuvokdami, net nepažeisdami eismo taisyklių, jie nukenčia. Tai ir tie grasinimai, tie siekiant įvykdyti, tai tie grasinimus reikia juos girdėti. Ir jeigu kalba, mes iš vis, man atrodo, mūsų problema yra ta, kad mūsų žodžiai ir darbai labai skiriasi. Mes vieną kalbam, kitą darom, o trečią galvojam. Kai mes turim smurtą šeimose, tai neretai moteris dėl to nėra patenkinta savo partneriu, jinai ateina į darbą ir pasakoja savo draugėm. Nes ryte paprastai darbai jau stengiasi anksčiau ateiti, kad išgerti kavutės, ten pasišnekėti apie tai, kiek ten tu slaikiukų užvakavai, ten kažkokio agurkėlių, kokius grybukus pasidarėjai. Ir tu kalbėjai apie tai, kad tavo žmogus, va, mano vyras toks negerėtis, jis toks anoks. Ir tada ta, sakysim, problema nėra adresuojama tam vyrui. Ir tarkim, kenčia metus, antrus, trečius. Ir paskui, sakysim, kai pritrūksta kantrybės, jinai išeina iš namų, ateina į socialinių paslaugų įstaigą, arba, sakysim, eina kažkur pas draugę gyventi, nakvoti pas artimuosius. Ir smurtautojas sako, mes 10 metų gražiai gyvenom. Man niekas nėra pasakęs, kad aš esu blogas, ten netvarkingas, kad mano kojos smirda ar dar kažkas. Vėlgi moteris bijojo, nenorėjo, tiesiog tolimesnio smurto. Tai apie tai irgi truputėlį paliesim. Tai va tie momentai yra, kad tai yra artimi santykiai, yra pastovus, nuolatiniai. Ir jeigu tu išeini į darbą, tai paskui vis tiek tu grįžti vakare, turi išeigines, šventinės dienas. Ir kai mes kalbam apie smurtą prieš moteris, tai jų tokios kaip ir yra kelios rūšys. Yra prekyba moterimis, yra prostitucija ir kitoks seksualinis išnaudojimas pasipelnėjimo tikslais. Tai jeigu kalbėti apie prekybą moterimis, tai prekyba moterimis yra tai, kad, sakysim, jas nuvilioja užsienį ir jos dirba neslaugo ten dėdukus kokius nors, jos ten dirba
ne padavėjom baruose, o tiesiog jas nuveža, atima dokumentus. Mūsų pensione jų yra. Anksčiau jas deportuodavo, kai mes nebuvome ES nariai. Dabar tos merginos yra gražinamos, jos susitvarko dokumentus ir vėl grįžta atgal. Ir kuo mažesnis, sakysim, bendruomenė, kuo yra skurdesnis gyvenimas jos čia Lietuvoje, tuo jinai dega didesnių norų, nežiūrint to, ką jinai yra patyrusi, žinokit, tam, sakysim, užsienį. Ir jinai galvoja, su kiekvienu aptarnautų klientu, galbūt, sakysim, gyvenimas jos ten susitvarkys, galbūt suras žmogų, kuris ją įsimylės. Toks ir fizinis, ir emocinis, tas dvasinis nudėvėjimas yra labai didelis. Tos moterys tam, kad jos nesipriešintų ir neieškotų pagalbos, jos yra įtraukiamos į narkotikus ir labai greitai pasadinamos ant adatos. Tada jos dirba tam, kad dozę galėtų susimokėti ir kad galėtų susimokėti tam žmogui, kuris čia tipo geradariui, kuris ją išlaiko, kuris duoda maisto. Aš siūlyčiau pasižiūrėti, bibliotekose yra stiklinė pieno. Apie lietuvaitės, kurios, jo. Tai va tiesiog va, tą knygutę reikėtų ir tėvam, ir vaikam paskaityti, ir ne vieną kartą. Tai ten va, tikrai patirtis ir ta stiklinė pieno, tai čia dar yra pakankamai švelni knyga. Tų dalykų, ką va, grįžusios merginos kalba. Kas yra liūdna, yra Jungtinių tautų žydrieji šalmai. Tai čia tik prieš kelis metus jiems išėjo įsakas dėl to, kad kai jie išvažiuoja į tą zonas, kur taikos palaikymo misijas vykdo, kad nesinaudoti prostitučių paslaugom, nesinaudoti moterų paslaugom. Seksualinis gyvenimas yra uždraustas. Yra toks vidinis toks įsakas, kuris nelabai viešinimas. Tai dabar Lietuvos kariuomenė irgi turi kažkokių problemų, ten porą tokių momentų yra buvę. Tai man atrodo irgi tokie vidiniai potvarkį kažkokį, kuris liečia tik tarnybiniam naudojimui. Jie turi, kad nenaudotų tų seksualiniam paslaugom moterų. Prekyba moterimis dar tokia atmaina, sakysim, ką mes Vilniuje matom, tai yra tos priverstinės vedybos. Yra vedybos dėl to, kad gauti paskui Lietuvos Respublikos pilietybę, apsigyventi Lietuvoje. Baltarusijos labai daug vyrų nori Lietuvoje gyventi ir turėti paskui čia savo verslus. Priverstinės vedybos, sakysim, su turkais, su to regiono gyventojais, vyrais. Moterų yra tam, kad jie galėtų čia atsidaryti savo įmonės, atsidaro moterų vardų, žmonų, paskui jie jas palieka, išsiskiria ir tas turtas perėmė jiems, nes kapitalas yra lengvai įrodoma, kad čia jų atsivežtinis tas kapitalas įstatinis yra. Prekyba moterimis, galbūt žmonėmis reikėtų sakyti, yra naudojamas ir tam, kad ten yra organams, donorystė, ten yra labai daug. Paskui, aš čia Moldavijai bus tokių projektų, ten labai daug, kažkaip gal po Černobylio labai daug neįgalių vaikų gimė. Tai atsirado tokių geradarių, kurie važiuodavo per kaimus ir kuo labiau fiziškai apsigimęs vaikas, kuo labiau jisai sužalotas, kviesdavo tą mamą su tuo vaiku važiuoti į užsienį, tipo surinksim pinigėlius, išoperuosim, parvažiuos ant kojų, sveikas, be ratukų, be nieko. Iš tikrųjų, jos veža į katalikiškus kraštus. Ir ten, sakysim, jie gyvena kažkokiuose prieglaudose, kažkokiuose pusrusiuose ir tada ryte juos išveža į bendras erdves, kur jie renka išmaldą. Vakare iš jų pinigus atima ir vėl į tuos ruselius be jokios galimybės, sakysim, save realizuoti. Ir žmonės yra įbauginti, nes tas žmogus, kuris turi informaciją, kuris turi prieigą prie informacijos, kuris turi artimus, kurie gali jam patarti, tie žmonės ten nepatenka. Patenka tokie, kurie atskirti turi, kurie yra vieniši, kurie vaikų globos namų auklėtiniai. Ir berniukai, ir mergaitės, vėlgi seksualinis išnaudojimas, nėra tik merginų, labai daug vyrų yra išnaudojimų, ir jaunų berniukų, paauglių. Tai, sakysim, tas, kad tik moteris prostitutės, tai anaiptol ne. Toliau ir kitoks seksualinis išnaudojimas pasipelnėjimo tikslais, tai ir pornografija, ten ir pedofilija. Dabar turim Lietuvoje tas garsias bylas, tai to visko yra. Tai va tą viską reikėtų žinoti ir tiesiog vaikams tą prevenciją galbūt daryti. Mes turėjom ten tokią prevenciją globos namų auklėtiniams. Tai mūsų tikslas buvo paruošti ambasadorius. Ne tai, kad mes tetos suaugusios ten pagyvenę moteriškės vaikams aiškinam, kas tai yra ir kaip tai yra baisu. O iš tikrųjų mes pasiruošėm ambasadorius, jaunuolius, tokią grupę, kurie
jaunimas jaunimui perteikdavo žinias. Ir buvo tokie aktyvistai, buvo tokie neramuoliai. Mes suradom Svarą, kuris buvo mūsų veidas. Ir aš manau, sakysim, ir jūsų bendruomenė yra tokių garsių žmonių Lietuvoje, pasaulyje, kurie garsina Lietuvą ar ne. Jūs galėtumėt pritraukti, kai grįžta į Lietuvą, pabandyti, kad jie būtų bent kokius metus su veidu duotų sutikimą. Tai būtų galima tuos vaikus ambasadorius pasiruošti ir jie galėtų būti kaip ir tokie geros žinios kleidėjai, tokie perspėjantys, prevenciją didelę daryti, kažkoks aktyvas, patys kažkokių veiklų ir tada galima ir europinių pinigų pritraukti, kad jie galėtų kažkur pavažiuoti, pasižiūrėti, o kaip kitose šalyse tas jaunimas. Tai ta prevencija yra būtina. Toliau smurtas prieš asmenį tai žalinga veika, kuria kėsinamas į gyvybę, sveikatą, laisvę, orumą arba visuomenės saugumą, viešąją tvarką, motyvuotai darbo nusikaltėlio teisėto pažeidėjo konkrečioje situacijoje. Nes kai mes kalbam apie smurtą šeimoje, tai mes kalbam apie viešąjį saugumą. Tai yra viešojo saugumo klausimas ir jeigu pažiūrėti policijos, sakysim, struktūrai, tai būtinis smurtas lenda po viešojo saugumo. Kiekviena ambasada ir ypač amerikiečių ambasada viešajam saugumui Lietuvos skiria labai daug dėmesio. Ir jie daro kasmetinės ataskaitas tokias, pasižiūri, kiek per rajonus yra kažkokių nusikaltimų, pasižiūri apie galimybę aukai gauti paslaugą, sakysim, nukentėjus, apie galimybę net ir pačiam smurtautojai. Bausmė turi būti neišvengiama. Pas mus dar, sakysim, raida žmogaus teisių. Jeigu dar prieš kokius 20 metų, tai tie krizių centrai, kurie padėdavo smurtą patyrusiai moteriai, jie būdavo slaptos organizacijos, ten niekas nežinojo jų adreso, tiesiog būdavo telefonas ir ten per labai tolimus kelius tu galėjai įeiti, tas aukas slėpė. Tai mes 96 metais taip pat tokiu modeliu amerikonišku pradėjom dirbti, nes amerikiečiai finansavo, tai mes jau jų modelį perėmėm. Tačiau supratom vieną dalyką, kad mes kalbam, kad smurtas šeimoje yra visuomenės reikalas, kad mes visi kažkiek kalti, kad nematom, negirdim ir nepadedam tai šeimai. Ir mes tapom atviri, mes uždėjom lentelę ant pastato, mes pasiskelbėm žiniasklaidą, aišku, iš pradžių turėjom labai daug problemų dėl pačio saugumo, ne tik tų gyventojų, kurios gyveno, bet ir darbuotojai, kaip vakare grįžti į namus. Tarkim, naktį, 9 valandą, žiemą, taigi tamsu. Ir, sakysim, buvo toks laikmetis, kai tos elektros nelabai pas mus buvo, kai šilumos nedaug buvo, išgyvenom tokį sunkų laiką, tai tiesiog policija padėjo. Tai mes pradėjom kalbėti, kad tai yra vieša problema, kad slėptis reikia ne aukai, o reikia smurtautojui, jam turėtų būti nepatogu. Ir pradėjom kalbėti, kad smurtautojas kaip žmogus neturi būti dėl vieno. Sakysim, jis padarė nusikaltimą, jis sumušė žmogų, kitą moterį, tarkim, ne? Tai jį reikėtų nubausti ne kaip vyrą, aplamai kaip žmogų, o kaip žmogų, vyrą, kuris padarė nusikaltimą konkretų, už tą konkretų atvejį. Jis turi būti nubaustas, turi būti baudžiamumas smurto, pas mus labai nebaudžia nusikaltėlio, ne? Ir paskui, kai reikia kažkokią statistiką, ten pasigauna žmogų visai ten fragmentiškai dalyvausi kažkur, padaro įkaltų ir pasodina į kalėjimą. Tai reikia kalbėti apie tai, kad ne tik auka reikia pagalbos, bet nusikaltėlis, kad būtų nubaustas ir jam padėti pakeisti jo elgesį. Ne tik moteris turi gauti socialinės išmokas, bėgioti į darbo biržą ir ten kažką daryti. Iš tikrųjų, į socialinių išmokų skyrių, kai ateina 3 mėnesiam prasitęsti socialinės išmokas, tas pašalpas, ne moteris turi atnešti ten pažymas ir aiškinti, kad šeimoje vyras irgi bedarbis. Kur tas vyras dabar? Jis turi sėdėti taip pat čia ir turi su socialinės darbuotojais apsitarti, ką aš turiu padaryti per 3 mėnesius, kad ta situacija pasikeistų, kad aš galėčiau realizuoti savo kaip vyro vaidmenį visuomenėje ir šeimoje, aš galėčiau atnešti pinigus, galbūt jam jisai geria. Tai kad negertų, ką reikėtų padaryti. Sako, man tada reikėtų, kad vairuotojo pažymėjime būtų ten kažkokia raidė, kuri leistų su didelėm mašinom važiuoti. Tada mes organizuojam per darbo biržą kursus, nes tų pinigėlių kaip ir nelabai yra, su sąlyga, su jo įsipareigojimu per trišalę sutartį. Jis įsipareigoja 2 metus atidirbti, reiškia, gauna į algą viską ten padedam įsidarbinti, bet jis turi 2 metus dirbti, kaip prievolė. Bet kai pradeda ir ypač kai važiuoja į tolimuosius reisus, santykiai jų truputėlį taip atvėsta, jie mažiau matosi, jie mažiau skriaudžia, jie labiau pasiilgsta vienas kito. Ir yra visai gerų rezultatų. Tai tas smurtautojas mes negalim pasakyti, jis yra blogas kaip toks. Jis yra blogas dėl konkretaus elgesio, dėl konkrečios veikos. Toliau smurto formos, tai galbūt kalbėti apie tokį emocinį, tai yra grasinimai. Iš smurto formos tokios galima sakyti yra 3. Yra fizinis, yra psichologinis ir seksualinis.
Dabar, sakysim, kai to psichologinio smurto, ten labai įvairiai tos gradacijos galim rasti, tai gali būti ir socialinė izoliacija, tarkim, kad vyras neleidžia moterį iš namų išeiti. Tarkim, moteris įsidarbino, turi kolektyvą, arba grįžta, sakysim, jos darbas, kai ir parduotuvėse. Iki 22 valandos parduotuvė, jei dar reikia ten viską sutvarkyti, kasą priduoti, ir kokį gerą pusvalandį dar užtrunka, o dargi reikia pareiti iki namų, tai jeigu gerai kažkur netoli gyvena, o, pavyzdžiui, Vilniaus mieste vakarė transportas labai retai važinėja, ir jis ją nubaudžia už tai, kad jinai po darbo kažkur braidžioja, jinai grįžo, jeigu parduotuvė 10 uždarė, tai jinai grįžo kažkur vos ne 12, kur jinai buvo, jis ją užrakino, neišleido darbo. Viskas. Moterį užrakina tam, kad nepamatytų, kaip jinai yra sumušta. Galų galia moteris patys ramatinasi išeiti į gatvę ir parodyti savo kaimynams ir panašiai. Ir tankiai, vat, jeigu yra abdukcijas daro, arba greitoji atvažiuoja, moterį randa. Aš pati kritau, aš pati griuvau. Ačiū Dievui, jau medikus išmokėm, kad yra sužalojimai, kurių moteris pati savo negali padaryti. Žiūrėjau, žmogus, net vyras fiziškai būdamas stipresnis, tokius pats savo negali į nugarą įkišti šakutes. Mes turėjom, sakysim, vieną vaiką iš šeimos, iš tokios labai labai sunkios šeimos, kur tas smurtas yra, toks jisai, ne tai, kad smurtas yra, bet jis toks, toks sadistiškas, pavyzdžiui, jis gali pradėti pjauti mažą pirštuką po valio, tai pusę dienos jis tą pirštą kankina tą moteriškę. Tai tas berniukas neapsikentęs pieštuką sukišo smurtautojui į nugarą. Tai įsivaizduokit, kokia turėjo būti vaiko jėga pykčio. 11 metų vaikas, pieštuką suvarė, tai mažai nudrošta. Tai ten ir plautį pradūrė, ten patėvis buvo. Tai smurtas gimdo smurtą. Ir todėl mes apie tai turim labai labai kalbėti. Mes turim labai daug daryti, kad to smurto nebūtų. Aš suprantu, kad mūsų šeimose trūksta pinigų, mūsų šeimose galbūt trūksta laiko, bet aš manau, kad pagrindė mūsų šeimose trūksta noro. Kai mes kitą kartą po darbo pareinam pavargę ir čia kepam blynus ir staiga vaikas prieina, dar kažko klausinėja, o aš ten... Kaip lengviausia vaiką nuvaryti? Atneš pažymių knygutę. Parodyk savo pažymius. To vaiko paskui gali savaitę laiko nematyti bendroje erdvėje. Jis taip ryte tyliai išeina, susitvarko ir vakarė taip susitvarko, kad aš pareinu iš darbo, mano vaikas auksinis, ten kažkas sėdė prie stalo krapšto daro, jo laikius man nepapuls. Tai geriausias būdas, kad vaiko nebūtų. Čia buvo vaikų nelankymo priežasčių analizė padaryta pedagoginio instituto, dar tada instituto studentų, berods 2003 ar 2004 metų. Tai pagrinde vaikai mokyklos nelanko todėl, kad tėvai nesutarė šeimos. Jie nenori pareiti į namus, neparuošia pamokų, jie nenori eiti į mokyklą. Jeigu, sakysim, kaimo vietoviai, tai labai daug vaikų, paauglių tokių, sakysim, kurių jau darbo jėga gali būti panaudota namų ūkį, tai tie rudens darbai, jie rugsėjai tą bulvės kasą, jeigu ten yra pasodinta kažką daro, paskui spalį ten baigia tvarkytis, jau kaip ir reikėtų į mokyklą eiti, o kaip čia eisi, jau vaikai prasimokė, tai gal kitais metais eisi. Tu man dabar padėsi malką su kažką padarysim, nes vasarą mes malkų kažkodėl nepjovėm, mes sulaukėm, kad jau reikia kūrenti, tada bėgam į mišką, ieškom pagalių ir tada kaip čia padaryti, kad jie įtilptų dar į tą pečių. Va tas momentas. Tai visą tą reikėtų įvertinti, aišku, to individualumo mokyti labai sunku, ypač mokykloje, tai įsivaizduoju, kad ateina klasė, kai tavo užduotis yra praktiškai paruošti dalyką, išdėstyti, ne? O tu dar turi matyti, kiek tas vaikas imlus tam dalykui, plus dar kiek jis socialiai yra parengtas tą dalyką paimti. Tai aš manau, kad tie socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, kurie yra teritorijoje, kurie dirba su socrizikos šeimom, tai jie turėtų labai toj mokykloje būti, jie turėtų ateiti, pasakyti tam vaikui, jis nebijotų, aš tave palydėsiu, aš tau padėsiu. Ir aišku, informacijos keitimasis. Ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, mes jį nepamirškim, kuris labai saugoja su asmeniu susijusios duomenys. Tai paprasčiausiai pradedant nuo pačių darbuotojų. Darbdavys neturi teisės kabinti lentoj visiems darbuotojams, netgi kur tik tarnybiniam naudojimui informaciją. Mūsų kaip žmogaus teisės yra apsaugotos asmens duomenys, ta prasme, kad mano algos ten negali būti. Jeigu yra kažkokie priedai priemokos už ką, tai gali būti, kad priedas už tokį darbą yra skirtas tam, priedas už tokį papildomą darbą yra skirtas tam. Svarbu, kad kolektyvas žinotų, kas kokias papildomas veiklas daro ir jeigu iškilus problemai, žinotų, į ką kreiptis. Bet nei sumų, nei procentų nieko negali būti. Dar neseniai, kai tikrintojai rašydavo aktus,
ne, kartais, kai tikrindavo buhalterinę apskaitą, ten visos tos dalykus, tai kartais įrašydavo, kad viešai nėra kabančių, viešai gali kaboti tik, turi kaboti grafikai darbo laiko prieš 2 savaitės ir panašiai. Tai mano duomenys yra apsaugoti. Ir jeigu, sakysime, aš sudariau dvišalę darbo sutartį, tai tos sutarties kopijos niekur negali nueiti. Ir sakysime, kartais projektuose CPV reikalauja, kad projekte dalyvaujančių asmenų reikėtų darbo sutarčių. Tai čia mes irgi visą laiką diskutuojam, bet aišku, ten jie garantuoja, kad tie duomenys bus saugus ir tų duomenų saugumą jie garantuoja ir panaudojimo tvarką jie turi taip pat apsirašę. Tai kaip ir mūsų teisė yra privatumą į tai, kad neviešintų mūsų duomenų ir tie duomenys vaikų. Ir tarkim, aš nežinau kaip pas jūs, bet, pavyzdžiui, mes pensionė, mes negalime temperatūros pamatuoti be tėvų leidimo. Vaikas paliktas, sakysim, tėvai dar, mama dirba, vaikas parėjo iš mokyklos, visas įraudęs, sukaitęs, mes kviečiam greitai, pamatuoja ten visą kitą. Mes net turim teisės tą daryti. Nes neturim medicinos kabineto, tai reiškia, ta informacija, kurią mes gausim įdėję termometrą, jinai mums yra niekinė. Tiesiog matom, kad vaikas blogai jaučiasi, kviečiam gydytoją ir jis sprendžia, dėl ko blogai jaučiasi, kokie parametrai tą rodo ir panašiai. Kaip ir kraujo spaudimą, ten puola matuoti, o paskui ką su tuo daryti, vaistus duoti, o galbūt alergiškas, galbūt ten kažkokie priešpriešo vaistus bus jau naudojamų. Tai, tokių, sakysim, ir sveikatos apsaugoje, tokių žmogaus teisių apsaugos yra labai daug. Kartais jos galbūt yra per daug, kuri mums trukdo ir paskui staiga, kai miršta žmogus, mes matom, kad jeigu nebūtų tokio kvailos tvarkos, tokio kvailo aprašo, tai žmogus gal būtų likęs ir gyvas. Tai tie momentai yra. Kalbant apie psichologinį, tai tas psichologinis smurtas, jis kartais klausia, sako, taigi suėjom kartu gyventi, kaip pažinti, kad santykiuose, tarkim, ar šeimoje jau tas smurtas prasideda. Tai ir tokie paprasčiausi pastebėjimai būtų, kad visuomet gražiai gyveno, viskas, staiga vieną kartą pareinam iš kažkokio boliuko ir man sako, kaip tu kalbi, o tu kaip pažiūrėk, kaip atrodai, o tu ten vėl kažką, jau tavo blynai negeri. Aš atsimenu, kai aš pradėjau gyventi, mes susipirkom keptuvę. Bet tokia mandra, ir ten ją reikėjo kas skaito instrukciją jaunas? Tik išplauni, greičiau reikia panaudoti. Prilipo tie blynai, bet jie buvo skanus. Paskui ten blynai, kai aš jau moku gerai, jie pasidaro blogi, jie pasidaro neskanus. Reiškia, tu mano blynus su kažkuo matuoji. Tai visuomet tokie pastebėjimai reikėtų, kad aš blogai rengiausi, visą laiką gražiai rengiausi, staiga vieną dieną aš pareinu blogai apsirengusi. Pas mus, kadangi pensionas paslaugas teikiam 24 valandas ir ten tiesiog ryte ateini į darbą ir randi naktį atvežtą žmogų. Arba pati atėjusi, sakysim, moteris, nes turim krizių tarnybą. Tai sėdi moteris gerais kailiniais, gražiai apsirengusi, galvoju, Jėzau, ir jinai negali apsiginti, reikia mūsų pagalbos. O pasirodo, jie rinko mašinai pinigus. Rinko pinigus, dėlisi, ten taupė jau eilė, kažkiek ten tuo laiko. Ir jie buvo svečiuose ir jisai ten papriekaištavo, kad jinai, atrodo kaip krokodilas, pažiūrėk, nei tu rūbo kokio turi ko. Tai jinai ryte atsikėlės, išėjo į darbą, jinai pasimė tos pinigus ir nuėjo apsirengė. Savo padariau valgyt skaniai, sėdžiu, laukiu, ant sofos, su kailiniais, labą dieną. Jisai atkalė kaimynui policiją, iškvietė, jie atvežė pas mus. Vėlgi, gyvenimas yra. Tai, sakau, tas psichologinis smurtas, tiesiog tu matai. Tai tikrai, tiesiog mano tų klienčių gyvenimas rodo, iš karto paklausti. Kodėl vakar aš gerai atrodžiau, o šiandien, ką aš po avarijos, ar ten po gaisro, kas čia pasidarė. Galbūt akinukų tau, kažkas yra, nes iš tikrųjų priežastis nėra, kad aš blogai atrodau. O reiškia vidiniai, santykiniai dalykai. Yra grasinimai užmušti, ten gali ir šunį į sieną trenkti. Mes kalbam, kažkaip daugiausia visuomenė akcentuojam tą aktyvų smurtą, kur išreikštas žodžiais, veiksmais, bet žmonės, aukas labiausiai žeidžia pasyvus. Kai tavęs nemato, tavęs nėra. Jis pareina šunį pakalbina, jis kalba su kaimynais, tavęs nėra, jis su tavim nekalba, jis tave praeina kaip pro sieną, jis vengia prisiliesti tavęs. Tai tas pasyvus smurtas yra pats baisiausias. Ir kalbant, tas psichologinis smurtas, tai jeigu mėlynė gali užgyti, jinai prapuola, jinai nebūna visą gyvenimą iki mirties, kaulai sugyja, randai ten galima sunaikinti, bet tie dvasiniai išgyvenimai, jie lieka, jie kaupėsi, kaip rūdys ėda tą gyvenimą. Ir aš visuomet sakau, kad, vyrai atsimerkit. Ir jeigu jūs galvojate, mušama, kankinama moteris jūs myli, tai arba jūs kažko nesuprantat, arba jūs išvis nieko nesupranta. Tai
iš tikrųjų tie santykiai nėra geri, nėra nuoširdus, tai jeigu norite nuoširdžių santykių, turėk smurtinių santykių šeimoje. Tos problemos jos yra ir kuo sunkiau gyvenam, tuo jų daugiau yra, tačiau tos problemų sprendimas atsisėsti, kalbėti. Tai jeigu mes nepradėsim kalbėti, aiškintis, dėstyti savo pozicijas, girdėti kitų nuomonę, jeigu to negirdės vaikai, tai mes savo vaikus irgi darom nelaimingais, nes jie nemokės to bendravimo. Tai man patiko čia tokios praktiškai žydiškose šeimose, daugiausia tradicija būna. Vieną kartą savaitę šeima sueina ir pasakoja, kaip tu nugyvenai. Ką tu turėjai gero, ką tu turėjai liūdno, kaip tau sekėsi ir kiekvienas ratukų pasipasakoja, vieną kartą vienas pyragą atsineša įsikepęs, kitą kartą kitas ir panašiai. Tai sakysim, aš irgi kažkaip tai truputėlį tai jau savo vaikam ten prisakiau, tai dabar anūkai jau pareina iš darželio iš karto. 3 darbus gerus padariau, arba ten mane nuliūdino. O tos momentus reikia, kad ir berniukai, ir mergaitės, kad tą kalbėtų. Ir tada bus, jie bus laimingi kaip žmonės, kaip partneriai ir